Ir taip norėčiau su jumis toliau trupučiuką pakalbėti apie Kristų, apie jo gimimą, apie tą situaciją, kuri buvo, kuri yra, kuri gali paliesti kiekvieną žmogų asmeniškai. Ir norėčiau paskaityti su jumis laišką Hebrajams, Švento Pauliaus į 1 skyrių, ir čia būtų nuo 1 iki 4 eilutės. Laiškas Hebrajams nuo 1 iki 1 skyrius, nuo 1 iki 4 eilutės. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus. O šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė viską, ko paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo daugybės dešinėje aukštybėse, tapdamas tiek pranašesnis už angelus, kiek prakilnesnį už jos paveldėjo vardą. Reiškia, Šventas Paulius jis kalba apie tai, kad iš tikrųjų Dievas nuo pat to momento, kada žmogus nusidėjo ir buvo išvarytas iš rojaus nuo Dievo šventumo, reiškia, Dievas toliau pastoviai kalbėjo žmonėms. Žmonės, jums reikalingas Dievas. Jums reikia grįžti pas Dievą. Visokiais būdais bandė priartinti žmogų, kaip kalbėjo per avinėlį, per savo įstatymą, per kitokius dalykus. Ir sako, o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visą ko paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Tai mes pasirodo, kad Jėzus Kristus yra pasaulio kūrėjas. Reiškia, jis sukūrė pasaulį, sukūrė tave pagal savo atvaizdą ir paveikslą. Ir todėl jisai vienintelis žino, ko žmogui trūksta. Ko mums reikia iki tos tikros laimės, kurios mes ieškome visą mūsų gyvenimą. Ir mes matome, kad jis buvo Dievo šlovės spindesys, jo esybės tikslus atvaizdas. Ir dabar, kada mes sakome, kad aš nematau Dievo nėra, iš tikrųjų mes negalime pačiupinėti Dievo. Dievas yra dvasia. Bet žinote, Jėzus Kristus, kuris atėjo ir mes matėme vaidinime, kuris turėjo Dievo atributus arba Dievo savybės, kuris prisiliesdavo prie žmogaus, žmogus išgijo, žmogus prisikėlė iš numirusiųjų, jis išgydė aklą žmogų. Mes matėme Dievo galybę Jėzuje Kristuje. Ir todėl, mėlyje, kada mes pažinsime Jėzų, kada mes skaitant šventąjį raštą perskaitysime Evangelijas apie Kristaus gyvenimą, žinote, mes būtinai patikėsime, kad Jėzus yra tas Dievas, kuris iš dangaus atėjo į žemę, atėjo dėl žmogaus, atėjo padėti žmogui, atėjo grąžinti jam tą viltį, džiaugsmą ir tą laisvę, kurią Dievas sukūrė žmogų. Todėl be Jėzaus Kristaus šitoje žemėje iš tikrųjų nėra laimės. Be Jėzaus nėra atsakymų visus klausimus, kurie iškyla tavo ar mano gyvenime. Iš kur aš, kodėl aš čia, kur aš einu. Žinot, tokie paprasti klausimai, kur ne vienas filosofas, ne vienas mokslas, ne medicina negali atsakyti. A Jėzus atsakė į tos klausimus. Ir todėl yra šiandien mums labai svarbu Jėzų priimti tokiu, koks iš tikrųjų jis yra. Ir Paulius ir sako, kad jis yra tikslus Dievo atvaizdas. Jis sako, viską laikantis savo jėgos žodžiu. Ir toliau sako, pats nuplovęs mūsų nuodėmes atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. Mirdamas ant kryžiaus, būdamas šventas Dievas, jis paėmė žmonijos nuodėmes.
Ir todėl šiandien kiekvienas iš mūsų, kurie nešiojame nuodėmės naštą, kur mes negalime atsikratyti nuo tų nuodėmių, mes galime ateiti ir atiduoti Jėzui. Mes galime ateiti, sakyti, viešpatie atleisk. Ir todėl išlaisvink, padėk man, nuplauk savo krauju. Ir žinot, jis ateis, jis padarys stebuklą tavo ir mano gyvenime. Ir todėl Jėzus ne tik buvo gyvas prieš 2000 metų, jis gyvas ir šiandien. Todėl mums yra labai svarbu per Kalėdų laikotarpį, per šitą dieną sužinoti, kad Jėzus yra atsakymas į žmogaus klausimą, į bet kokią klausimą. Žinot, Kalėdos tai yra viena iš daugiausia švenčiamų švenčių krikščioniškame pasaulyje. Tai mūsų tikėjimo krikščionių įkūrėjo, Jėzaus Kristaus gelbėtojo, atpirkėjo, užtarėjo Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus gimimo diena. Jėzus gimė. Aišku, mes galim kalbėti, ar tikrai Jėzus gimė gruodžio 25 dieną. Manau, kad iš tikrųjų ne. Bet žinot, bet tai nėra svarbu ta diena, kada jis gimė. Bet svarbu pats faktas. Ar jis gimė man asmeniškai. Ne tik žmonijos istorijoje, bet man asmeniškai, ar jis gimė. Ir apaštalas Petras, jis kalba apie savo apie Dievo apreiškimą žmogui ir jis sako, kad jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas štai paskutiniais laikais jums. Žinot, dar nebuvo sukurtas pasaulis. Bet Dievas žinojo, kad jis sukur žmogų. Ir tas žmogus nusidės. Ir jau prieš sukuriant pasaulį Dievas numatė gelbėtoją, numatė avinėlį. Aš jau per savo kaimynus sveikinau su Kalėdomis. Ir vienas žmogus man sako, kaimynas sako, žinai, aš dabar naujoviškai tikiu. Aš sakau, o kaip čia naujoviškai? Sako, žinai, tų dievų, sako, pilna yra. Aš sakau, žinai, kaip žiūrėti. Sakau, yra vienas Dievas, vienas tikėjimas, vienas krikštas. O kur tai yra parašytas? Sakau, šventame rašte. Sako, aš turiu senesnius raštus, sako. Sakau, iš kur tu, sakau, turi senesnius raštus? Sakau, jau nėra senesnių. Iš tikrųjų, mėlyje, tai yra velnio apgaulė. Žinot, nėra senesnių raštų, kaip pradedant nuo Adomo. Jeigu mes imsime pasaulinės imperijas, Egipto, Babilono, žinot, ten buvo žydai jau Egipte, kurie pasakojo apie kūrėją. Todėl krikščioniškas raštas yra seniausias. Aišku, tuo metu nebuvo krikščionių dar, bet apie Kristų, apie išgelbėjimą jau kalbėjo 4000 metų iki Kristaus. Ir žydai tai nešė tą gerąją žinią. Ir dabar mes, dar 2000 metų mes girdime šitą žinią iš šventojo rašto. Todėl kažką daugiau pasaulyje, kažkokią dievą kitokią, geresnį dievą mes, mėlyje, nerasime. Yra vienas Dievas ir vienas gelbėtojas, tai yra Jėzus Kristus. Ir tai yra labai svarbu šiandien mums tai suprasti ir suvokti. Ir matot, problema yra tame, kad Mesijas buvo numatytas dėl to, kad mes žmonės visi nusidėjome ir stokojome Dievo garbės. Ta prasme, mūsų tėvai mus pagimdo nusidėjėliais, su polinkiu nuodėmiauti. Mes jau turim tą savyje padaryti kažką blogą. Ir padaryti ne tai, kaip kad mes norime padaryti kažką. Bet šventas Paulius irgi kalba, norėdamas daryti gerą, aš darau blogą prieš savo valią, prieš savo supratimą.
Ir tai yra nuodėmės jėga. Ir dėl to atėjo Jėzus Kristus, kad mums duoti jėgą pasipriešinti nuodėmei ir jai pasakyti ne. Aš dabar žmogus gyvensiu taip, kaip aš noriu, ne taip, kaip nuodėmė mane valdys. Ir mes matome, dėl to atėjo Jėzus ir tokia yra labai gera eilutė, pagrindinė eilutė šventame rašte, arba kaip Martinas Liuteris sako, Biblija miniatiūrė, kuris sako, nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Reiškia, Dievas atsiuntė savo sūnų, kad tu ir aš, tikėdami Jėzumi, mes turėtume amžiną gyvenimą. Mes būtume iš tikrųjų išlaisvinti iš nuodėmės, mes būtume palaiminti žmonės. Ir kada Dievui reikėjo spręsti šitą problemą danguje, žinot, Dievas, žiūrėdamas į žmogų, jis mato, kad žmogus nusidėjęs. Žmogus negali jam padėti, nes reikalinga buvo auka už žmogaus nuodėmes, auka žmogaus, bet žmogaus be nuodėmės. Į žemę neatsirado tokio žmogaus. Ir Dievas, spręsdamas šitą dilemą, jis tada atsiunčia savo sūnų Jėzų iš dangaus, kad tu ir aš, mes būtume išgelbėti. Ir šventas Paulius sako, kad kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs. Ir todėl per Jėzų Kristų iš tikrųjų mes tampame išteisinti, mes tampame apvalyti ir Dievas mus pavadina savo vaikais. Ir pradžios knygoje 3 skyrius 15 eilutė jau buvo pirma pranašystė apie Kristų. Reiškia, žmonija tik pradėjo egzistuoti. 4000 metų iki Kristui ateinant. Dievas kalbėjo ir sakė, kad sako, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Jis sutrins tau galvą, o tu gelsi jai į kulnį. Iškia, tas velnias, kuris sugundė Ievą, pasakydamas, kad jeigu jūs paimsite tą vaisių, jūs nemirsite. Bet iš tikrųjų buvo atvirkščiai. Ir tada Dievas sako, kad iš moters gims kūdikis, kuris galės sutrinti velniui galvą, nugalėti šėtoną. Ir todėl Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus, jo prisikėlimas, žinot, jis atnešė pergalę prieš mirtį, prieš nuodėmę ir prieš šėtoną, kuris šiandien gundo žmonės. Todėl Dievas, iš tikrųjų, mylėdamas mus, jis atėjo į šitą žemę palaiminti mus. Ir dabar, mėlyje, jeigu mes pasižiūrėsime į Luko Evangeliją, kur mes buvo skaitoma 2 skyrius Luko Evangelijos. Ir čia, kada mes žiūrime nuo 10 eilutės, o 10 eilutė sako taip. Bet angelas jiems tarė, nebijokite, štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Štai skelbiu jums. Reiškia, žmonės, skelbiu jums. Tau, kiekvienam asmeniškai, didelį džiaugsmą. Žinot, kada mes žiūrime į dabartinį pasaulį, iš tikrųjų mes matome, yra daug linksmybių, daug pramogų yra.
Bet, mylėjai, bet nėra džiaugsmo. Tikrojo džiaugsmo nėra. Kodėl? Kada mes pasižiūrėjom prieš keletą metų, Vytautas Šapranauskas, jums pažįstamas žmogus, aktorius, televizijos vedėjas, humoristas, kuris juokino žmonės, linksmino žmonės. Ir 55 metų išvakarėse jis pabaigė savo gyvenimą. Jis nusižudė. Ir kyla klausimas, žmogus, kuris linksmino kitus, kodėl? Kame reikalas? Kodėl taip atsitiko? Mėlėjai, tai buvo išoriniai dalykai, bet žinot, viduje širdie buvo tuštuma, nebuvo Dievo. Ir todėl jis neišlaikė. Jis suprato, kad tas betikslis gyvenimas negali tęstis. Todėl, mėlėjai, mums reikalingas Dievas ir sako, štai didelis džiaugsmas žmonės, gimė gelbėtojas. Ir 11 eilutė ir sako, šiandien Dovydo mieste jums gimė gelbėtojas, jis yra viešpats Kristus. Jums, tau gimė gelbėtojas. Žinot, kuris išgelbė, kuris išlaisvina, kuris iš tikrųjų padeda žmogui išeiti iš nevilties, iš baimės ir kuris atneša didelį džiaugsmą. Ir 12 eilutė sako, ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą ir paguldytą ėdžiose. Ir štai jums ženklas. Brangieji, šiandien yra ženklas. Vienas iš tų ženklų, kad iš tikrųjų į pasaulį savo laiku, prieš 2000 metų, gimė Jėzus Kristus. Žinot, antras ženklas, kuris tęsiasi toliau, aš prisimenu vienas tėvas man pasakoja, sako, žinai, sako, mano vaikas narkomanas. Sako, mes apvažiavom pusę pasaulio. Burtininkai, magai, ligoninės. Sako, Maskvoje darė operaciją, įlindo į smegenis, sako, kažką įdėjo tenai. Ir mes patikėjome, kad viskas išspręsta, viskas bus gerai. Bet, sako, jis grįžo atgal prie narkotikų. Jis sako, dabar, žinai, įvyko stebuklas. Sako, jis pažino Jėzų. Ir jis mums sako, kad Jėzus gimė mano širdį, mano gyvenime. Jis sako, žinai, jis yra laisvas nuo narkotikų. Sako, aš nesuprantu, kaip tai yra, bet sako, tai yra faktas. Todėl, mėlyje, tai yra ženklas mums žmonėms, kada mūsų artimieji, alkoholikai, narkomanai, bet kokią priklausomybę turėdami, leidžia Jėzui ateiti jų gyvenimus ir gimti jų širdėje. Įvyksta stebuklas. Todėl vienas vokiečių poetas Angelas Silesius, jis sakė taip. Sako, jeigu Kristus gimtų 1000 kart Betlėjuje, bet ne tavo širdyje, sako, pusė amžinai paklydęs. Arba kalėdos neturės jokios reikšmės, jos bus tuščios, jeigu Jėzus negimė žmogaus širdyje, negimsta. Ir todėl, brangiai, kiekvienas iš mūsų šiandien mes turime galimybę
įleisti Jėzų į savo širdį, kad jis gimtų, kad jis pradėtų gyventi, kad tas Jėzus jis taptų gyvas ne tik bažnyčiose, kada mes išgirstame, ne tik kažkur mes perskaitome, arba kažkas mums papasakoja apie Jėzų. Ir mes žinome, kad jis yra pasaulio gelbėtojas. Bet klausimas, ar jis yra tavo gelbėtojas? Todėl užduokime savo klausimą. Ar aš pažįstu Jėzų tokiu, koks jis yra? Ne toks silpnas, bejėgis, kaip žmonės kalba apie jį. Bet jis buvo kaip žmogus, taip, toks silpnas vaikelis. Bet jis užaugo. Jis darė didelius dalykus, būdamas žemėje. Galiausiai jį prikalė prie kryžiaus, bet jis prisikėlė. Jis yra gyvas šiandien. Ir todėl žmogus, žinot, jis negali būti laimingas be Dievo. Jam reikia bendrystės su Dievu. Jam reikia leisti Dievui ateiti, gyventi ir vesti jį, parodyti kelią. Žinot, mes kaip žmonės, mes ne viską žinome, nors mums kartais atrodo, aš viską žinau, aš viską moku, aš viską padarysiu. Bet ateina laikas, kada mes suprantame, kad ne viską. Kada žmogus susirga mirtina liga, žinot, jie šaukia gydytojų, gydytojų padėkit. Aš žinot, ką gydytojas atsako? Aš nesu Dievas. Aš negaliu. Ir todėl anksčiau ar vėliau mes prieiname prie Dievo, norėdami ar nenorėdami. Ir todėl Dievas numatė vienintelį gelbėtoją, kuris atėjo į šitą žemę, Jėzų Kristų, kuris gimė prakartėlėje, kuris augo, tapo vyru, kuris skelbė gerąją naujieną. Žinot, ta gerąją naujieną jo buvo. Sako, atgailaukite ir tikėkite, ką kalba Dievas. Atrodo nedaug. Žinot, nereikia jokių pinigų mokėti. Paimti šiandien, pradėti skaityti šventąjį raštą ir patikėti, ką sako Dievas. O Dievas, žinot, jis yra stebuklų Dievas. Vienas žmogus kalėjime prieina, sako, kapelionė, sako, stebuklas. Sako, pradėjau skaityti Bibliją ir aš, sako, nesikeikiu. Žinot, dingo keiksmažodžiai. Jis sako, kada visi dabar kalba, sako, man baisu darosi, bet pas mane buvo tas pats. Kitas atėjo, sako, žinot, aš vakare pasimeldžiau Jėzui, sakau, Jėzau, aš nenoriu narkotikų, išlaisvink mane. Ir sako, prabudau iš ryto, atbėga kitas, sako, klausyk, aš dozę atnešiau, einam. Jis sako, aš žiūriu į jį, kaip kažkokia ateivė, palauk, o narkotikai, o kam reikalingi? Ir aš pajutau laisvę viduje. Sako, aš esu laisvas, aš pasimeldžiau Jėzui. Jis sako, jis padarė stebuklą. Ir todėl Jėzus čia ne tas, kuris kažkur ten gyvena, abstraktinis Dievas, bet žinot, jis yra gyvas, jis nori bendrauti su tavimi, jis nori tave palaiminti, jis nori vesti tave šio pasaulio keliu. Ir todėl mes skaitome, kad paskutiniu metu Dievas kalbėjo per savo sūnų. Ir dabar keletą tokių momentų, žiūrint į Bibliją, Dievas kalbėjo su skirtingomis žmonėmis.
Pas Jėzų ateidavo skirtingo luomo žmonės ir, pavyzdžiui, vienas atėjo žmogus akademinės ir religinės bendruomenės vadovas. Žinot, jis pradėjo kalbėti su Jėzumi, sako, Jėzau, tu darai tokius dalykus, ženklus, stebuklus, sako, niekas negali padaryti. Jis sako, aš žmonės mokinu apie Dievą, bet sako, aš nesuprantu, ką tu darai. Ir žinot, Jėzus jam sako, tai buvo Nikodemas. Jėzus sako, iš tiesų sakau tau, jeigu tu negimsi iš naujo, jeigu tu negimsi iš dvasios, tu negalėsi regėti Dievo karalystės. Ir tada žmogus užduoda klausimą, sako, Jėzau, aš esu jau pagyvenęs žmogus. Ar aš galiu įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus sako, jeigu ir taip įvyktų, nieko nepasikeis, nes kas gimė iš kūno yra kūnas, kas gimė iš dvasios yra dvasia. Ir todėl, mėlėjai, mes apart kūną, dėl kurio mes rūpinamės praktiškai, atidodami savo laiką, savo jėgas, mes turime sielą ir mes turime dvasią. Ir todėl Dievas, jis nori ateiti ir atgimdyti tavo dvasią. Kad tu gimtum iš dvasios. Ir tada yra kelias atidarytas į Dievo karalystę. Ir šitam mokytojui, išsilavinusiam žmogui, Jėzus sako, tau reikia gimti dar kartą. Ir todėl kiekvienas iš mūsų gyvenantį žemėje, jis turi gimti 2 kartų. Vieną kartą kūniškai, kitą kartą dvasiškai. Ir tik tuo metu mes susitiksime su Dievu danguje. Kitas žmogus atėjo pas jį, turtingas jaunuolis, labai turtingas žmogus. Žinot, turi daug pinigų, turi visko, jis gali nupirkti, ką nori. Atsiprašau. Ir jis užduoda klausimą, sako, Jėzau, ką daryti, kad aš turėčiau amžiną gyvenimą? Ir Jėzus jam atsako, ar žinai įsakymus, nevok, nežudyk, gerbk tėvą, motiną? Sako, viską iš jaunystės, tai aš laikausi. Ir tada Jėzus pasižiūrėjo šitą žmogų su meile. Sako, žmogau, tad vienu dalyku trūksta. Kad turi parduok ir turėsi lobį danguje. Parduok. O kaip gyvent? Žinot, Jėzus pamatė, kad žmogaus gyvenimas, žmogaus širdis, žmogaus mintis užėmė tik turtas ir pinigai. Ir turėdamas tos pinigus, iš vienos pusės jis laikėsi įsakymų Dievo, bet iš kitos pusės tie pinigai buvo tik jo, o ne kitų. Dievas matė, kad jis nesidalindavo, jis nepadėdavo, jis nepalaimindavo kitų žmonės. Ir jis galvoja, kad čia yra jo gyvenimo pagrindas ir laimė. Bet laimės nebuvo, nes jis atėjo pas Jėzų ir sako, ką daryti, kad turėčiau amžiną gyvenimą. Ir todėl kartais gyvenime mes turim neblogų dalykų, vienokių, kitokių, mes kažko laikomės, kažką darome, bet žinot, mums trūksta vieno dalyko kartais. Vienam žmogui reikia palikti meilužę, kitam žmogui reikia kažką palikti kitą. Žinot, kažkas vienas trukdo. Ir tada Jėzus sako, žmogau, palik. Tas, kas tave šiandieną suvaržė laiko. Dar vienas žmogus atėjo pas Jėzų, tai yra valstybės tarnautojas, muitininkas, muitinės viršininkas. Žinot, jis turėjo taip pat pinigų, jis visko turėjo.
bet jis neturėjo draugų, nes jis buvo žydas, kuris tarnavo Romos imperijai. Ir žydai su juo neturėjo bendrystės, nenorėjo su juo kalbėtis. Jis buvo vienišas. Ir jis išgirdo apie Jėzų, kuris bendrauja su nusidėjėliais, su visais žmonėmis bendrauja. Ir jis galvoja, aš noriu pamatyti jį, kas jis yra. Aš noriu su juo susitikti. Kas tai per įdomus žmogus? Žinot, būdamas mažas ūgio, jis užlipo ant medžio, sėdi, laukia, Kristus turi praeiti. Kristus prieina prie medžio. Sako, Zachėjau, sako, lipk žemyn. Sako, aš pas tave į namus noriu ateiti. Pas mane, nusidėjėlį, į namus. Tokio nebuvo istorijoje pas žydus. Taip, Jėzus atėjo. Jėzus atėjo į namus. Nu, žinot, valstybės tarnautojai visada jie rūpindamisi žmonėmis, jie nori pasirūpinti savimi pirmiausia. Nu, taip yra gyvenime. Kai buvo prieš 2000 metų, taip ir dabar yra. Ir kada Jėzus atėjo į jo namus, žinot, kas įvyko? Šitas žmogus suprato, kad Dievo akise, švento Dievo artume, jam reikia atgailauti. O atgaila tai nėra pasakyti viešpatie atleisk. Atgaila tai yra kažką pakeisti. Ir jis sako, viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams. Ką nuskriaudžiau, keturgubai atiduosiu. Ir Jėzus susitinka su dar vienu žmogumi, tai yra vargšų atstovo. Žmonės, kurie turi daug problemų, daug sunkumų savo gyvenime. Ir jie kartais atrodo, kad Dievas mane negirdi, Dievui aš nereikalingas, nes aš nieko neturiu. Žinot, tai vėl melas, tai nėra tiesa. Ir Jėzus eina keliu, jį sutinka vienas aklas Bartimėjus ir jis šaukia. Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Visi žmonės sako, nutyl, ką tu čia trukdai, čia nešauk. Bet jis dar garsiau šaukia. Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Ir Jėzus sustojo, sako, pakvieskite jį. Jį pakvietė, sako, ką tu norėtum? Sako, viešpatie, praregėti norėčiau. Jėzus prisilietė, jis priraigėjo. Į tai, brangus broliai, seserys, draugai, žinot, Jėzus pažįsta tave. Pažįsta toje situacijoje, kur tu esi. Ir tau atrodo, kad jam jokio reikalo nėra dėl tavęs. Jam yra reikalas ir jis nori išgirsti tave, tavo šauksmą iš vidaus. Bet žinot, sąžiningą šauksmą, ne kažkokius poterius, ne kažkokias išmokytais žodžiais ateiti, bet šauksmas iš vidaus, iš tavo širdies, pasakyti tas, kas iš tikrųjų yra. Ir todėl Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate apsunkinti, aš jūs atgaivinsiu, nuraminsiu. Ir Jėzus sako, kad velnias atėjo apvogti, žudyti ir sunaikinti. Aš atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimą ir apsčiai jo turėtumėt. Šiandieną velnias apgauna žmoniją ir sako, tau reikia pinigų iki laimės, tau reikia pramogų, tau reikia moterų, tau reikia vyrų, ten dar kažką sugalvoja. Žinoma, žmonės pasiduoda, jiems atrodo, iš tikrųjų tai yra laimė, bet tai yra apgaulė. O tas, kuris sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir paveikslą, sako, aš noriu tave apdovanoti tomis savybėmis, dovanomis, kur tu gali patarnauti kitiems.
Ir aš noriu, kad tavo gyvenimas būtų iš tikrųjų palaimintas. Todėl klausyk manęs, aš tave pamokysiu. Ir Jėzus kalba apie save šitais žodžiais. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu tu ieškai gyvenimo, jis yra Jėzuje. Jeigu ieškai tiesos, žinot, pasaulyje tiesos nėra. Kiekvienas turi savo tiesą. Bet tikroji tiesa yra pas Jėzų. Jeigu šiandien yra keliai, kurie mums atrodo, kad yra teisūs ir teisingi, bet jie veda į pražūtį, tai Jėzus sako, aš esu kelias į amžinybę. Todėl, mėlyjeji, mums reikalingas Jėzus. Tau reikalingas Jėzus. Be jo neįmanoma gyventi šitame pasaulyje. Ir todėl, mėlyjeji, jeigu jūs dar nepažįstate Jėzaus, arba jūs neleidote jam užgimti jūsų širdį, jūsų gyvenime, jeigu jis nėra gyvas jumise, žinot, šiandieną yra laikas, atgailos laikas, kada jūs galite sakyti, viešpatie, atleisk, ateik. Padėk man. Ir jis tai padarys. O mums, brangus broliai seserys, kurie pažįstame Jėzų, žinot, šita jo gimimo diena taip pat mums kalba, kad mes prisimintume, kad mes pasižiūrėtume į mūsų santykius su Dievu, kaip jie yra. Ar iš tikrųjų mes einame su Jėzumi? Ar mes klausome Jėzaus? Ar mes džiaugiamės Jėzumi? Gal per kažkokius dalykus mes trupučiuką atitolome. Ir todėl mums vėl yra galimybė grįžti pas jį ir kreiptis į sakyti, viešpatie, ateik, priartėk, padėk. Ir jis tą padarys.